Taigi, norint apsidoroti nuotraukas, mums iš pradžių jas reikėtų susimažinti iki tinkamo dydžio. Tai galime padaryti be jokių programų, tiesiog per interneto naršyklę, užėjus adresu bulk-resize-photos.com. Ir kai atsidarom, užsikrauna mums šitas langas, spaudžiame Choose Images. Pasirenkame nuotraukas, kurias norime sumažinti, tai galime daryti iškart su keliomis. Tada spaudžiame Width ir pasirenkame dydį, kad nebūtų didesnės. Jeigu naudosime kažkur svetainėje kaip baneriuką, tai nedaugiau negu 2000 pikselių. Jeigu naudosime kaip produktą, tai užtenka 1200. Toliau pasirenkame, kad image quality būtų 100% ir spaudžiame Start. Na štai turime parsisiuntę nuotraukas, jas galime įsiarchyvuoti. Tai tai padarome, turime sumažintas nuotraukas, kurių dydis nėra didesnis negu 1200 pikselių pločio. Toliau, kad tas nuotraukas suspausti, kitaip tariant, sukompresinti ir sumažinti jų dydį, nes šiuo metu, pavyzdžiui, ši nuotrauka yra 900 KB, 570, 507 KB, tai galime padaryti užėjus į compress.jpeg.com. Taip pat, jeigu mūsų nuotraukos yra PNG formato, tai tiesiog užėjus į tą pačią svetainę galime paspausti PNG. Taigi, toliau galime vėl pasirinkti čia mūsų nuotraukas, kurios jau yra sumažintos. Galime iš karto irgi kelias pasirinkti. Ši svetainė leidžia vienu metu suspausti iki 20 nuotraukų. Na ir va, matome, kad sumažino 70%, 79%, 89% dydžio. Taigi galime jas parsisiųsti ir palyginti dydžius. Taigi matome, kad nuotrauka užima 152 KB, 120 ir 96 KB, kuri buvo sunkiausia. Tai tiek, turime suspaustas sumažintas nuotraukas paruoštas įkėlimui į svetainę.